Sveiki, čia Tomas. Dažnai, mokantis anglų kalbos, žmonės atbaido tai, kad vienai prašome žodžius, o kitaip tariame. Tačiau tai spręsti nėra didelė problema, nes yra tarptautinė fonetinė abėcėlė, kurią žinodami galima automatiškai perskaityti ir žodžių tarimą toks, koks jis yra iš tikrųjų ir anglų kalboje. Ir tiesiog, kai dirbsime, žodžiai bus surašyti skliausteliuose, kaip jie tariasi, tad bus ne tik jų rašyba, bet ir tarimas. Ir tiesiog svarbu mokėti taisyklingai skaityti šią abėcėlę, tam, kad galėtumėt iš karto taisyklingai mokytis ir ištarti žodžius. Kadangi ar mokomės gramatiką, ar mokome žodžius, jeigu juos išmokstam neteisingai, daug paskui sunkiau yra atitaisyti, nei jei iš karto išmokstam taisyklingai, sutaupysim daug laiko ir tiesiog automatiškai jūsų tarimas iš pat pradžių bus toks, koks jis turi būti. Ir tuomet tiesiog galėsite jį pritaikyti visiems žodžiams, kuriuos išmoksite. Tad šiame video tiesiog ir noriu pristatyti anglų kalbos garsus. Anglų kalboje yra daug garsų, kurie yra tokie patys kaip ir lietuvių kalboje. Tarkim, G, K, M, L. Šie garsai anglų kalboje tariasi lygiai taip pat. Tačiau garsų šiame video neperteiksiu, bet ir netgi simboliai, kurie šitos garsus iliustruoja, yra labai lengvai atpažįstami arba tiesiog tokie patys kaip ir mūsų kalbos raidės. Tad šiandien tiesiog pasižiūrėsime tos simbolius, kurie perteikia garsus, kurių mūsų lietuvių kalboje arba nėra, arba tiesiog, kad žinotume, kaip perskaityti tos simbolius, kai mokomės anglų kalbos žodžių. Pirmasis garsas bus E. Tai tarsi, jei sujungiame A ir E raideles, gausis iš jų vienas mišinys, vienas garsas E. Šitas garsas yra labai dažnai girdimas anglų kalboje. Jį galime girdėti žodžiuose kaip cat, hand, flat, nap ir panašiuose. Tad galite dar kartą pakartoti pirmąjį garsą su manimi. E. E. Antras garsas bus trumpa A, kuri rašosi šitaip ir ją matysime taip pat dažnai anglų kalboje ir girdėsime tokiuose žodžiuose kaip fun, love, money, London, come ir dar kartelį antrasis garsas būtų A. A. Antroji raidelė atrodo lygiai taip pat kaip mūsų U, tik su uždėstais šonais ir ją tarsim tiesiog U. Jie girdėsime tokiuose žodžiuose kaip put, cook, book ir tarsime tiesiog U. Sekantis garsas bus A ir jį matysime žodžiuose kaip rob, top, watch. Jis atrodo šitaip ir galite dar kartą ištarti jį su manimi A. Taip pat anglų kalboje yra viena raidelė, kuri rašoma taip pat kaip lietuviškų spausdintinių raidžių E ir ji tiesiog tarsis lygiai taip pat. Bet yra dar viena raidelė, kuri bus apversta E ir ji bus tiesiog trumpa E. Ja girdėsime žodžiuose tokiuose kaip alive, again, mother. Anglų kalboje balsės su dviem taškučiais simbolizuoja tiesiog, kad jas reikia tarti ilgiau. Tarkim, raidė A su dviem taškeliais bus tariama A ir girdima žodžiuose tokiuose kaip start, art, palm, spa, raidelė A. I su dviem taškučiais bus kaip lietuvių kalboje ilgoji I ir bus girdima žodžiuose kaip need, beam, sleep. Garsas I. Trečias iš ilgųjų garsų bus ir jį girdėsim žodžiuose kaip third, turn, world, word. Garsas Sekantis ilgas garsas yra O. Jis girdima žodžiuose tokiuose kaip talk, law ar jaw. Ir paskutinis ilgas garsas bus garsas U, girdima žodžiuose kaip boot, lose ar shoot. Tai garsas U. Sekantis garsas bus the ir jis bus girdima žodžiuose kaip those, brothers, either arba others. Sekantis garsas bus visai kaip lietuvių kalboje raidė Š ir jis bus girdima žodžiuose kaip shirt, cash, short ir kitose. Garsas Š. O dar kitas garsas bus kaip lietuviška raidė Ž. Jisai bus žodžiuose tokiuose kaip pleasure, treasure arba measure. Taip pat kartais žodžiuose girdėsim sujungtą T ir Š ir tas garsas bus Č. Visai kaip lietuviška Č raidė. Jį girdėsime žodžiuose choose, cheese, church, watch. Garsas Č. Sekantis garsas yra gaunamas sujungiant D ir Ž ir jisai bus tiesiog Dž. Dž. Pavyzdžiui, joy, juggle, juice arba stage. Angliškoji W
tarsis panašiai kaip lietuviška U. Pavyzdžiui, walk, wall, wine arba world. Garsas W. W. Ir paskutinis garsas, kurį reiktų išsiaiškinti, kad nekiltų problemų, būtų N. Ir jis bus kaip N raidė su nosinė. Ir jis ir bus tuomet, kai bus N ir G raidės kartu. Pavyzdžiui, žodžiuose song, swimming, king arba thing. Tai garsas Ng. Šį video galite peržiūrėti kelis kartus, parsisiųsti į audio formatu, jei į tokį puslapį kaip vid2mp3.com ir tiesiog nusikopijuoti, parsisiųsti mp3 formatu, jeigu norite kažkur pasiklausyti. Ir taip pat tiesiog video aprašyme galite rasti visus šios garsus su pavyzdiniais žodžiais. Ir jeigu norite, tiesiog nusikopijuokite juos į Google vertėją, kad išgirstumėte, kaip jie yra sakomi dar kartą, galbūt tie žodžiai, kurie sunkiau suprantami ar sunkiau pasakomi jums. Tad tiek iš šio video. Yra iki pasimatymų.